Labas vakaras, esu Jovita alkoholikė. Sveika. Kaip iš tikrųjų truputį jaudinuos. Buvau susidėliojusi mintis vienokias, ką panašiai kalbėsiu, bet atsisėdu, viskas susiblokavo. Tai gal pradėsiu nuo pat pradžių, iš tikrųjų, kaip atėjo į mano gyvenimą alkoholis ir kaip ir kada susimąsčiau, kad turiu problemų su juo ir ką tada dariau iš tikrųjų ir kaip viskas keitėsi. Vaikystės iš tikrųjų nelabai pamenu, aišku. Mama su tėvu išsiskyrusi. Mamos giminiai alkoholikų nebuvo, bet tėvo visa giminė, visa pusė, visiškai visa giminė yra kažkam tai priklausomi. Tai ir aš pakliuvau į tėvo pusę. Aš potraukį alkoholį pajutau tada, kai buvau, man atrodo, 9 klasėje, buvo 14 metų. Ir tiesiog ieškojom linksmybių. Būdavo alkoholis laisvai, dar atsimenu, laisvai galėdavom įsigyti ir kad iš po mokyklos ir nepilnamečiai. Ir mano toks pirmas rimtas prisigėrimas buvo 14 metų. Tiesiog po mokyklos, draugės mama dirbo parduotuvėje, mes ten įeidavom pro sandėlio kitą pusę, kaimo parduotuvę, ir pasimdavom kiek ir ko reikia iš tikrųjų, ir svaigindavomės, kadangi daug nepasimdavom, tai svaigindavomės įvairiausiais būdais, kad tik tai greičiau apsuktų galvą, ir atsimenu, kad tai pasibaigdavo mano apsivėmimu ir atsidūrimu velniai žin kur. Aplinkiniai pranešdavo motinai, motina atvažiuodavo manęs pasiimti, aišku. Kažkokiu tai bausmių jin man netaikydavo. Tiesiog gaudavau moralų krūvą, riksmų krūvą. Ir jin kažkaip į tai pro pirštus žiūrėjo. Visai iš tikrųjų, jin galvojo gal, kad čia normalu, nes, ji pati taip darė paauglystėj. Tada prasidėjo dažnesni užnegerinėjimai su draugais, ir visą laiką galvodavau, kad tai yra tiesiog taip visi paaugliai daro. Tai ir aš taip darau ir gėriau vienu žodžiu, ir išėjau paskui iš po 10 klasių visiškai į profkę, nes man visiškai mokslai nerūpėjo, man tik rūpėjo draugai, kur parūkyti, kur pagerti. O tie draugai irgi, aš ilgų santykių tikrai neišlaikydavau. Visi mano draugai būdavo tik tai tada, kai aš geriu. Tai tas ir dabar liko iš tikrųjų, man atrodo, kai nustojau gert, dingo ir draugai, šiaip neturiu nei draugių, nei draugų. Tokių rimtesnių, su kuriais galėčiau artimai pasišnekėti, jei iš kito rato, nei iš A. Tai va, gėriau ir išėjau į profkę, aišku, ten šokiai, vėl gėrimai, vėl atsirado draugas, pirmas vyras, pastojau 18, pagimdžiau 18, aišku, nėštumo metu nevartojau. Gimus vaikui dar nevartojau metus. Šitą labai puikiai prisimenu. Ir taip gavosi, kad iš tikrųjų labai greit pastojau ir vėl. Ir vėl nevartojau, tai čia buvo toks didesnis laiko tarpas iš tikrųjų, ir vėl nevartojau. Ir tada, kadangi mano tas buvęs vyras vienais metais už mane vyresnis, tai jisai, kaip pasakyti, jam, kai aš pasakiau, kad aš vėl laukiuosi, jis tiesiog, kaip pasakyti, 6 nėštumo mėnesį jis mane paliko, nes jis dar buvo tam nepasiruošęs, kaip supratau.
Prisakė, aišku, visokiausių ten priežasčių, bet supratau, kad jis tam nepasiruošęs ir ką, likau viena, nes čia mokslai, aišku, baigti, kažkaip tai baigti. Ir atsikrausčiau gyventi pas savo tėvą. Gyvenau pas savo tėvą keletą metų iš tikrųjų. Na, mano tėvas ten galima ir įmanoma gyventi, yra tikrai labai tvarkingas. Jisai įmanoma gyventi tada, kai jisai metus laiko koks blaivas, nu, o paskui metus laiko dieną į dieną geria. Tai va tuos metus buvo įmanoma gyventi, kai jisai blaivas. Tada pusmetį, man atrodo, atkentėjau, kai jisai naktim duodavosi ir su mažais vaikais vieną kitam kambarį. Kai jisai duodavosi girtas po namus, prigėręs, kai jam jau vaidendavosi, nes ten tikrai, kai daugėdiniam gerdavo, tai jis ten ir lipdavo stogais ir medžiais ir, nu, be proto baisu iš tikrųjų. Ir ką, ir ateina į mano gyvenimą antras vyras ir ateina mano vėl užgerinėjimai. Tai buvo tada mano tėvas gėrė, jo nebuvo namuose, atvažiavo daug draugų, vienu žodžiu senų, čia visi pasiilgę, čia atsigersim ir susipažinau su antru vyru. Jeigu taip greitai su antru vyru, mes prabuvom apie 8 metus ir jis kaip pas mane dar atvažinėdavo, dar mes kartu negyvendavom, tai mes iš tikrųjų jis atvažinėdavo kas antrą dieną pas mane ir mes visą laiką, kiekvieną vakarą tai sidrą, tai šampaną, tai sidrą, tai šampaną ir paskui ir tėvas jau ir blaivas būdamas, jis labai pykdavo, kad mes ten kambarių užsidarę geriam ir teliką žiūrim, ir vaikai laksto, ir vienu žodžiu, ir nieks nesuprato, kad mes klimpstam. Mano mama net atvažiuodavo prieš tėvą, mane užtardavo vienu žodžiu, kad tu čia nesikišk, jie čia tipo, jauni, durniai, tegul švenčia linksminas, bet jau tada tas kiekis, kai man buvo 20, tada tas kiekis jau būdavo nebejokingas. Nu ir ką, ir taip, po biškį, tada, kai nieks nematė jokios ten problemos, vienu žodžiu, net aš pati tai iš viso. Čia buvo man viskas normalu ir tada apsigyvenom kartu, aišku, to alkoholio kažkaip labai nedaug buvo. Iš pradžių tada vėl pastojau su juo, tada nėštumą vėl negėriau ir tada, man atrodo, vaikų buvo 3 savaitės ir aš užgėriau. Po truputį, nu ir viskas. Ir tada aš jau užsikabliavau iki tiek, kad kiekvieną dieną tiesiog. Kiekvieną dieną mes gėrėm 3 metus, gyvenam bute, gėrėm, visko buvo iš tikrųjų, labai buvo ir kaip nieks iš tikrųjų nežinojo, nieks nematė, bet tikrai visko buvo. Mes tada supratom, aš jau supratau, kad taip negali būti iš tikrųjų, mes gerai geriam, bet kam tos muštynės ir taip toliau, vienu žodžiu. Sugalvojom, kad reikia pirkti namus, pakeisim vietą, gal bus geriau. Nu ir mes nusipirkom tuos namus ir išsikraustėm ir aišku, aplaistėm. Dar mes čia labai apsidžiaugiam, nes mes radom popierėlį, kad tie namai yra prieš metus laiko pašventinti, tai čia jau, o čia kaip mums bus gerai, kaip čia seksis, čia mes neturėsim laiko gerti, čia vaikai, namai, sodas, darbai ir ką. Ir toliau mes ir iš tikrųjų aš turėjau daug didesnį trauką negu jis tam alkoholiui. Daug didesnį trauką. Aš visą laiką išprovokuodavau, aš visą laiką ant jo rėkdavau, jeigu jis nenueidavo parduotuvėn. Išprovokuodavau visada. Jis neina į parduotuvę, pavyzdžiui, tai aš atsisėdu net girta į mašiną ir važiuoju į parduotuvę. Kur 100 metrų iki parduotuvės aš atsisėdu ir važiuoju. Ir visą laiką išprovokuodavau mūsų muštynės. Tai, sakau, aš ten labiau buvau išprotėjus negu jisai, tai kažkaip taip, vienu žodžiu, mes ten gyvenom ir iš tikrųjų buvo labai sunkus tas laikotarpis, paskutiniai metai, 2, kai mes kartu gyvenom ir visko buvo ir gražių dienų buvo, bet tų baisesnių daug labiau mes kai gėrėm ir aš nebegalėjau sustabdyti.
viso to, nes aš jeigu dieną neišgeriu, aš ten bliovimas ant vaikų, vyro iškoliojimas, isterijos, depresijos ir, nu, vienu žodžiu, žiauriu, bjauru ir baisu. Ir aš jau vienu momentu supratau, kad aš geriu jau nebe kaip normalus žmogus. Atėjo va toks va, vieną rytą atsipagiriojant tiesiog, va pasakyti, atėjo toks va dzingt, kad, nu, taip normalūs žmonės negeria. Aš dabar taip, nu, kaimynai, kodėl taip negeria, kodėl aš čia taip geriu. Nu, ir man parnešė vėl į šampano ir daug pachmielko, o ką, ir vėl man kitos mintys susisukė, o ką aš ne žmogus, aš negaliu atsigerti. Nu, pas mane viskas tvarkoja, vien žodžiu. Nu, ir ką, ir vėl toliau. Ir visko buvo, ir buvo iki žudymosi, dėja, ir iki žudymosi, ir visokių minčių, ir vieną vakarą aš tiesiog nebegalėjus visko, tiesiog aš buvau be proto girta, buvau su mėlynė, apsisnarglėjus, apsibliovus, visiškai girta ir tiesiog einant link lovos, vos neropojant, iš tikrųjų einant link lovos, aš kažkaip, aš nežinau, ar mane aš tiesiog parklupau ir bet taip toks bet šitą va iš to vakaro tik ir prisimenu, kad aš parklupau, užsimerkiau ir sakau, Dieve, prašau, sutvarkyk man šitą bardaką. Nors aš tada Dievu visiškai netikėjau. Jisai man buvo toks religinis Dievas, šventės ir visa kita, vestuvės, laidotuvės ir taip toliau. Bažnyčia. Ir parklupau ir prašiau, kad padėtų man sutvarkyti šitą visą bardaką, nes aš taip gyventi nebegaliu, nes aš eisiu vėl žudysiuos ir jau tokių minčių turėjau, kad mano vaikams tikrai bus geriau kitoj šeimoje negu čia su manim, nes, nu, baisu. Ir praėjo tas aišku, ir aš kaip ir turėjau tokių planų, kad išeiti įsikraustyti iš tikrųjų, bet aš nedrįsau, aš, nu, buvau ant tiek prisirišus, ant tiek buvau priklausoma nuo jo, ant tiek nemačiau jokios kitos ateities su kažkuo kitu, kažkur kitur vienas su vaikais, tiesiog kentėjau visą tai ir visą laiką save guodžiau, kad, nu, nebūna namų be dūmų, nu, nebūna namų be dūmų, bet tai vaikštai 2 savaitės su fanarais, 2 savaitės, savaitę be fanarų. Tai visą laiką save guodžiau, kad nebūna namų be dūmų. Ir taip, tada, kadangi aš buvau labai sekama, jis buvo labai pavydus, iš tikrųjų, aš sugebėjau įveikiau, nes aš net SIM kortelės neturėjau. Aš turėdavau internetą tik tada, kai jis man leisdavo. Aš ištisai turėjau ištisai turėdavo mano telefoną, žiūrėdavo, kas, kur, ką rašau, kaip, kas ir taip toliau. Net neturėdavau SIM kortelės. Tai man, ačiū Dievui, kažkaip pavyko iš tikrųjų susirasti seną draugą, pasiprašyti pagalbos. Ir jisai jau kaip užmiegojo, aš ten jau susidariau, kad man reikia būtų, man reikia kažkur išėti, vienu žodžiu. Ir, nu, jis ten tas pažįstamas senas atrado ten tą būtą, vienu žodžiu. Ir jisai sako, ir jisai tada, mes jau susitarėm vienu žodžiu ant rytojus, kad jis mane iškrausto su vaikais. Ir ką, ateina rytojus, aš įsiblaivu, jis atvažiuoja, o aš niekur važiuoti, viskas, vėl nebenoriu, aš įsiblaivus, aš vėl save visai kaip guodžiu, aš ant tiek bijau išeiti, kad, nu, tiesiog be proto, tos mintys visos ir, nu, jisai sako, nu, ne, viskas, kraustomės, nu, ką, aš ir išsikrausčiau, jis ten nei žodžio nesakė, nei šumo kėlė, nieko visiškai prie svetimo. Ir, nu, ką, įsikrausčiau. Aišku, tai buvo jau įsikišusios visos vaikų teisės, visos socialinės darbuotojos. Čia kitaip ir negali būti. Gyvenau aš ten bute. Tada vaikų teisų specialistai pasiūlė apsigyventi pagalbos šeimai centre su vaikais. Tiesiog ten labai gražiai apsakė
čia daug vaikų, niekur negali išeiti, tai va galėsi išeiti, tau su vaikais kažkas pabus, nereikės mokesčių mokėti, šilta, gera ir taip toliau, ir ten dar gyvena moteris, ir vaikai turės draugų, ir, nu, vienu žodžiu. Nu ir ką, aš ir įsikrausčiau, gal ir nelabai norėdama į tą pagalbą šeimos centrą. Mm. Ten pagalbos šeimai centre, pačioj pradžioj visiškai neturėjau jokio potraukio alkoholiui, paskui atsirado. Paskui atsirado, kai nusibodo ta kasdienybė ir taip toliau. Visiškai nesupratau, kada mane paleis, ką su manim darys. Visiškai nieko. Tai ir praėjus kažkiek laiko gavau tokį paliepimą nueiti pas priklausomybių konsultantą. Na ir kaip nuėjau pas priklausomybių konsultantas, jis aišku ten pradėjo daug ką pasakot, mano karūna užsibujojo, ojojoj, kad aš iš tikrųjų nesu tokia, aš ne alkoholikė ir visiškai viskas čia ne, ir aš noriu geriu, noriu negeriu. Vienu žodžiu, tai tikrai labai taip viską iš tikrųjų neigiau. Viską neigiau ir tikrai, kaip sakyt, visiškai atrodė, čia viskas ne man. Man atrodė, aš jauna, aš tikrai dar ne prie konteinerio, vaikai dar neatimti, dar čia puikiai aš laikausi, vienu žodžiu. Ir ką, ir ten centriuko darbuotoja iš tikrųjų atrado seną žmogaus paliktą knygą anoniminių alkoholikų ir aš pasiėmiau ją pati, man nesiūlė jos skaityti, aš pasiėmiau ją pati, nes konsultantas, aišku, parekomendavo. Pasiėmiau ją pati, iš tikrųjų atsiverčiau kažką, tai paskaičiau, kažkas tai patiko, kažkas nepatiko. Skaičiau ir vieną skaičiau ir tiesiog. Bet, nu, tai buvo, kaip pasakyti, ne man. Nu ką, tada tas priklausomybių konsultantas man pasiūlė, kadangi čia Kupišky nebuvo grupės, visai jokios, kažkaip ir, kadangi jau teisių neturėjau, tai čia aplinkui irgi kažkaip nesugalvojau, nu, tiesiog niekur nevažiavau, bet kadangi centro darbuotojas, jis man pasiūlė važiuoti į Vilnių su autobusu, nuvažiuoti, vienu žodžiu, į pagrindinę tikslo grupę, kadangi jo paliepimu, tai visos socialinės ten centre manim pasitikėjo ir išleido jos ten mane į tą Vilnių, į tą grupę. Ir sėdėjau, ir toj grupėje, pirmą kartą, kai buvau gyvam susirinkime, ir sėdėjau, ir džiaugiausi, ir kaip faina, visi šilti, ir išėjau irgi euforijoje, ir grįžau, ir vėl viskas praėjo. Visiškai viskas praėjo, ir, nu, gal ten kažką tai pasakė, gal kažką apie mane, gal su kažkuo susitapatinau, bet aš vėl, pas mane vėl vaikai neatimti, vėl aš ne prie konteinerio, vėl pas mane viskas kaip ir dar tvarkoj. Ir vėl viskas pas mane tvarkoj. Tai kažkiek laiko tas ir baigėsi tuo susirinkimu, kažkaip dar bandžiau jungtis per Zoomus, bet per Zoomus man kažkaip nuotolinį jie man niekada neprilipo ir dabar iš tikrųjų labai nelimpa. Tas gyvas ryšys jis vis tiek, man pavyzdžiui, tikrai labai daug duoda, o Zoominis nuotolinis, nežinau, man nepatinka. Taip, ir tada susiradau vyrą. Vyrą susiradau, būdama centre. Ir vyras yra už mane tikrai daug vyresnis ir tas vyras yra senas anonimas, aišku. Jeigu ne jisai, nesenas anonimas, aš čia nesėdėčiau šiandien. Be Dievo, be jo. Tai
dabar ta rimtoji mano dalis, kai aš bandžiau atrasti Dievą ar bandžiau kažkaip, bandžiau įeiti į bet visą laiką mano vidus labai priešinosi iš tikrųjų. Mes net įkūrėm Kupiškių grupę ir visą laiką sakė, jisai viską, ką sakydavo ir visą laiką visko užtvirtindavo, mano veiksmais užtvirtindavo, mes šnekėdavom, jisai sakydavo, kad aš alkoholikė ir mes knygą skaitėm ir tie susirinkimai irgi ten buvo, žiauriai faina ir eidavau, nes faina, kažkoks išėjimas iš namų ir galim sakyti, viską dėl jo dariau, bet aš tikrai nepripažinau, kad aš esu alkoholikė. Lankiau tą knygą tampiausi iš tikrųjų, bet aš vis tiek nepripažinau, kad aš esu alkoholikė. Ir net ant tiek mane buvo susukę, kad aš, kai tą įkūrėm grupę iš tikrųjų, ant tiek buvo susukę, aš pati savo nepripažįstu, kad aš esu alkoholikė. Bet aš taip norėjau visus kitus išgydyti nuo alkoholizmo. Sakau, oi dabar tai va čia va, jau dabar tai čia aš pritempsiu. Mes į salę netilpsim. Tai net taip iš tikrųjų. Ir mes toj grupėje rinkdavomės ten gal iš pradžių 6, 7, paskui aišku mažėjo, miestelis nedidelis. Tai va, visą laiką ėjau dėl jo, visą laiką viskam pritardavau dėl jo ir tikrai man ten iš tikrųjų tas nerūpėjo, visą laiką norėjau išlaikyti jį, jo dėmesį. Taip, ir kada aš pagaliau supratau iš tikrųjų, kad aš esu alkoholikė, tai aš supratau tik tai buvo Šventosios stovykla, man atrodo. Šventosios stovykla, aišku, važiavau tik dėl to, kad pabūt prie jūros, faina, gražu, o aišku, eidavau į susirinkimus rytinius ir aš visą laiką turėdavau keltis tiesiog anksčiau ir eiti į susirinkimą ryte, kai dar visi miega. Ir aš visą laiką bardavausi ir dar ant jo pykdavau, sakau, šit važiavau pailsėti, nei kažkokius susirinkimus vaikščiot. Man čia užtenka mano Kupiškio vieno susirinkimo į savaitę ir toks pyktis imdavo iš tikrųjų. Ir nuėjau į susirinkimus, susipažinau dar su keletą anonimų iš tikrųjų. Tai va ten ir atėjo iš tikrųjų, kai paklausiau daugiau pasakojimų. Tai va ten ir atėjo tas iš tikrųjų supratimas, kad, ką aš čia svaigstu, ką aš čia bandau savo įkalt. Aš esu alkoholikė. Ir aš supratau, kad aš esu alkoholikė. Bet vidus, be proto priešinasi. Tas žodis alkoholikas, toks man šlykštus jis buvo. Tai niekada susirinkimuose aš nesakydavau, kad aš esu Jovita alkoholikė nuoširdžiai. Tai tiesiog aš Jovita alkoholikė, viskas. Nes taip reikia. Bet, ir kai supratau pagaliau, kad aš tikrai esu alkoholikė, man taip šlykštu pasidarė viduje. Taip negera. Toks šlykštus jausmas. Kodėl aš čia tokia? Kodėl aš negaliu gyventi kaip normalūs žmonės? Ir variau aš šitaip. Ir aš tada, kai pagaliau supratau, kad aš esu alkoholikė, aišku, sugalvojau susirasti globėją. Ne, aš sugalvojau. Aš tiesiog buvau gal net spaudžiama susirasti globėją, nes taip reikia. Aš buvau spaudžiama. Taip bus geriau, bus pačiai geriau gyventi, šviesiau ir sąžiningiau ir gyventi. Ir, žodžiu, pasikeisi, tai 100% pasikeisi. Nors vidus vėl mano priešinosi, atsiradau vieną globėją. Paskaitėm tas pratarmes. Kažką kalba ne pagal mane. Klausė, ar tu sutinki su tuo. Aš mintyse sakau, kad aš nesutinku, o jei meluoju, kad sutinku. Ir va šitaip aš gal ten pakeičiau, su tom pratarmėm aš nežinau, ten pakeičiau gal 2-3 globėjas, nes man aš tiesiog ta knyga buvo ir globėja ne pagal mane.
Man žiauriai buvo sunku nusiimt tą karūną, tą puikybę visą ir ten visas vidus priešinosi, nors aš puikiai žinau, kad aš nebegalėsiu gert normaliai niekada. Bet, nu, taip, kad ir aš vis pramėčiau ir kažkaip pasikalbėjau su draugu, kad nežinau, kažkaip aš netrandu tos savo antros puselės ir man tai čia dabar, aš dabar gerai jaučiuosi, man dabar čia kaip nereikia ir, nu ir ką, ir baigėsi tuo visas mano šitų globėjų ieškojimas. Nu ir ten pabuvau, aš nežinau, kiek aš ten pabuvau. Rami, gal metus laiko, mažiau. Nu ir jaučiu, kad man su kiekvieną dieną vis prastyn, nieks čia nebedžiugina, susirinkimai nebedžiugina, visiškai nesuteikia jokios kitokios būsenos, ištisai susisukus, amžinai viskuo nepatenkinta. Ir tikrai pagalvojau, kad reikia pabandyti. Bet labai bijau, kad man reiks būti sąžininga, nuolankia, susitaikyti su viskuo, ką sakys, daryti viską, ką lieps. Ir dar, nes aš suvarčiau, skaičiau knygą ir mačiau žingsnius visus 4., 5. ir 8. ir 9, kas mane labai gąsdino iš tikrųjų, tai va šitas visą laiką priešinosi. Aš niekada nebuvau atvira, aš labai nenorėdavau niekam atsiverti iš tikrųjų ir man tai buvo sunku priimti tokį sprendimą ir vieną vakarą, iš tikrųjų, žinojau, kad vyksta nuotolinis Zoom susirinkimas pagrindinio tikslo ir kaip tik tai ta diena tikrai buvo tokia labai gera ir su šypsena ir viskas ir įsijungiau už tą susirinkimą, kažką klausiau, kažką neklausiau ir man atrodo, kad aš per žinutę parašiau, kad ieškau globėjos. Tiesiog, va taip činkšti galva, atėjo tokia staigi mintis ir man jau taip keletą kartų buvo staigiai, kad atėjo ir padarau. Jo, ir ten man kelios moteris iš tikrųjų parašė. Ir aš dabar net nebeatsimenu, kaip aš išsirinkau savo globėją. Labai jaudinausi iš tikrųjų ir vis toliau bijojau, nes pas mane ten to Dievo visiškai nebuvo. Visiškai ir aš visą laiką galvojau, nu kaip man atrasti tą Dievą. Ir aš galvojau, kas per jausmas turėti tą Dievą šalia. Ir aš ir net klausdavau ir savo vyro klausdavau, sakau, tai kas per jausmas, kai ateina jisai? O kaip aš pajausiu? Kaip man padaryti, kad aš nebijočiau? Nu kažkaip taip. Ir laukiau bet jis vėlai pas mane atėjo. Jo, ir man būdavo pačios geriausias dienos, kai mes skaitydavom su globėja knygas. Man būdavo pačios geriausias dienas. Nes aš tik įjungiau telefoną, jau skambinti, viskas pas mane, visos nuotaikos, visos bjaurybės, šitos baisios išnyksta, atsiranda kažkoks džiaugsmas, nežinau, nu, toks geras jausmas. Ir nors ir aišku, ten keli žingsniai tie nepatiko, bet visą laiką tas žingsnis ir aš su draugu savo sakydavau, kad jau aš kaip pasišneku su savo globėja, man, nu, faina ir aš galėčiau šnekėti, bet nėra to laiko ir tikrai daug bendrų minčių ir viską. Nesakydavau, kai suskukdavau, sakydavau, eik skambink greičiau savo globėjai, buvo nebėjim su tavim čia susitvarkyti. Tai aišku, aš čia nepuldavau, nešokdavau, neskambindavau. Tiesiog. Tai man būdavo labai kažkas wow. Bet žingsnių ėjimas, gal kas man labiausiai iš tikrųjų įstrigo, kokios emocijos, tai trečias mūsų žingsnis, kai važiavau daryti į grupę, iš tikrųjų, pas mane dar jokio Dievo ten nebuvo. Bandžiau, tikrai bandžiau, ieškojau, kaliau net į galvą kažkokios durnas mintis, kad jo nėra, bet apsimetu, kad aš juo tikiu ir kad jis man kažką padeda. Ir va taip, kad jis su manim, nors jo tikrai nėra. Ir
bijojau, nežinojau, kas bus. Mano globėja pasakė, kad tai bus po susirinkimo, nežinau, jis suklupo ratu, iš viso tik tai prakaitas išmušė ir jaučiu, mane ten kažkas viduj drasko. Žiauriai priešinosi kažkas viduj. Padariau tą trečią žingsnį, aišku, ten be jokio dievo vis dar su mintim, kad ateis vėliau jisai. Bandžiau melstis, tokia esu labai, kaip pasakyti, be disciplinos visiškai. Man disciplina labai yra, nežinau, visiškai neegzistuojantis dalykas, tai kada jau būdavo blogai, arba kada labai gerai, arba prisimindavau, arba tiesiog gerą dieną, arba, pasimelsiu. Ir nors man liepdavo melstis visur, visada, visaip ir už ką už bet ką. Blogai, gerai meldiesi. Neturi kur melstis, tualetą už kampo, bet kur. Kaupiesi, meldiesi, viskas. Neturi ką pasakyti, patylė. Ir buvo, taip tikrai buvo, kad kartais taip ir blogai, viskas kažkaip užsiblokuoja, bet nors patyliu, tai tikrai paklausydavau tų patarimų, bet aišku, ne visada. Ir, ir ką, ir baigiam skaityti knygą su ja ir iš tikrųjų labai liūdna buvo. Dar kas iš tikrųjų labai, kai reikėjo surašyti savo būdo trūkumus. Šitas dar labai įstrigo iš tikrųjų, nes aš niekada savęs neanalizavau, aš niekada savęs nemačiau iš kitos pusės. Aš visą laiką būdavau, mane labai didelis egoizmas, labai didelė karūna, aš tokia visą laiką buvau savanaudė, materialistė, kokia tik galim būti. Ir aš baigėme tą pokalbį ir ten pašnekėjom ir aš pildžiau ir dapildė, ko nemačiau, ko nesupratau. Ir mes baigėm pokalbį ir tada toks ir verkiau, ir juokiausi, ir isterija net iššoko, nes niekada kaip aš čia tokia galiu būti? Kaip aš tokia galiu būti? Visiškas psichinis ligonis. Visiškas psichinis ligonis gali tik turėti tokius būdo trūkumus kaip man. Tik psichinis ligonis. Ir iš tikrųjų, ir tada kelias dienas į priekį apie tai galvojau ir, kad reikia tikrai gyventi kitaip. Tai efektas tikrai buvo labai stiprus. Tai va, kas labiausiai žingsnių ėjimo gal įstrigo. Aišku, baigus knygą, tai kažkiek buvo ir džiaugsmo, kad va, aš pagaliau įrašyta į globėjų sąrašus. Aišku, iš tikrųjų liūdėjau. Man kažkaip tas skaitimas, man patiko labai skaityti su globėja. Šnekėt, skaityt. Man labai patiko, bet galiuosi tik to, kad aš nesistengiau atrasti artimesnio ryšio su ja. Nevertinau iš tikrųjų. Dabar tikrai to gailiuosi, nes aš ant tokia savanaudė, ant tokia bjaurastis, kad atrodo faina, skaitom, viskas gerai čia ir tikrai patenkinta ir mano pati geriausia globėja. O paskui, tai man čia va, žingsnis pravarė ir viskas, tipo man dabar jau bus geriau ir ką čia su ja bebendrauti, viską aš ir taip žinau, viskas čia suprantu ir visiškai pačiuožus aš. Tai iš tikrųjų labai liūdna, nes tada to nemačiau. Ir ką, ir ji net man parūpino iš tikrųjų globotinę. Parūpino globotinę, tėto, ir paėmiau ir globot, nors iš tikrųjų labai bijojau, bet ir labai norėjau.
Ir visą laiką skaičiau su jie knygą, kažkaip kaip ir nepasiruošus, kaip ir kažko nežinodama. Skaičiau visą laiką užrašus, ten tarp eilučių kažkur prisirašius, ten ko reikia, ko nereikia, kaip man ką patarė daryti, sugloboti, ne vis. Nes, ar paleidau aš tiesiog, kaip pasakyt, praėjom žingsnis irgi paleidau, dar iki šiol ir taip, iš pradžių labai stipriai bendravom, dabar kažkaip mes aprimam, bet tikrai labai tiesiog susidraugavom, paskui jau tapom ne tokios mes iš tikrųjų draugės, bet dabar vėl mūsų tas ryšys atšalo, nes aš taip ir, man atrodo, aš taip ir neišmoksiu niekada gyvenime palaikyti jokio stipresnio ir ilgesnio santykio. Nemokėsiu išlaikyti draugės jokios šalia. Nors kaip ir stengiuosi, mane vėl kažkas ateina, kad man užknisa viskas ir tikrai būna tamsių dienų. Ir kažkaip galiu tik tai pasakyti, kad iš tikrųjų man dar trūksta iš tikrųjų daug patirties, man reikia daug su savim dirbti, man dar daug reikia iš tikrųjų. Daug reikia. Atrodo, tie metai blaivybės, bet atrodo, senas anonimas šalimais. Ir globėja tikrai nenustuma manęs, manau, tikrai galiu bet kada parašyti, paskambinti ir visą laiką patars, padės. Bet tikrai reikia dar daug ko išmokti ir tai va, džiaugiuosi tuo, kad iš tikrųjų Dievas vis tiek pas mane, aš radau kelią pas jį, visai netikėtai. Labai džiaugiuosi iš tikrųjų. Ir tai buvo praėjus žingsniais, dar praėjo keli mėnesiai. Nes programą be Dievo visiškai, aš vėl pati pradėjau iškreipinėti tiesiog programą, kad aš vėl čia pati, gal aš čia ne tiek kalta, gal čia to nereikia atsiprašyti, gal aš čia galiu tą padaryti. Ir tiesiog, bet vienas vakaras iš tikrųjų buvo toks labai prastas, kad vėl klaupiausi, vėl meldžiausi ir tokia buvo kritinė situacija iš tikrųjų šeimoje. Vėl klaupiausi, vėl meldžiausi ir vėl prašiau ir kai pasimeldžiau, kažkaip sustojo bėgti ašaros ir pajaučiau, kad aš nebebijau. Tiesiog. Tai va taip aš supratau, kad jis šalia ir visus tuos metus aš net nesupratau, kiek. Aš tik tada, kai radau kelią pas jį, aš tik tada pradėjau mąstyti, pradėjau suvokti, kiek jis man davė, ko davė. Ir visame kame, kas man nepatinka, kas blogai, aš visą laiką su tuo susitaikau. Nes tai jo valia. Jo valia. Nes man taip lengviau gyventi. Ir gal tiesiog nežinau, aš kartais kaip pagalvoju, kaip aš gyvenau blaivi be žingsnių, blaivi be Dievo, tai tokia pat, tik tai kad be alkoholio vartojimo, visiškai tokia pat. Gal ir veidas šviesesnis, bet daugiau raukšlių nuo susiraukimų. Tai va, šiandien tikrai labai gerai jaučiuosi. Labai gerai jaučiuosi, labai džiaugiuosi iš tikrųjų. Džiaugiuosi iš tikrųjų gyvenimu, esu laiminga tikrai be proto. Aišku, būna kartais tų liūdnų dienų, tokių tamsių, bet
Vadinasi, taip turi būti. Tai jo valia. Ir man taip lengviau gyventi. Na ir net nežinau, net pastrigo dabar, nors esu tokia iš tikrųjų laiminga ir kai man sakė, kad tu kai kada padėkosi Dievui, kad tu esi alkoholikė, aš netikėjau to. Visiškai netikėjau. Ir dabar, koks yra mano gyvenimas, kaip aš iš tikrųjų džiaugiuosi ir esu laiminga, tai aš manau, buvo verta išsverti tuos visus metus gėrimo, blaivi, bet be programos ir be Dievo, kad dabar turėčiau tai, ką turiu. Ir tikrai man duota dabar tikrai dar su tokiu kaupu, kad Dieve, net nežinau, sakau, taip spaudė, kad, kad gera šilta iš tikrųjų ir tikrai labai dėkoju Dievui, kad esu alkoholikė, nes turiu tai, ką dabar turiu ir ačiū Jums labai iš tikrųjų, ačiū, kad blaivi, nežinau, pirmas kartas toks mano labai padrikas, bet svarbiausia, kad esu laiminga ir kad pagaliau radau kelią pas Dievą. Ačiū Jums.